Nu, sveiki, su jumis sekėsi aš Laikmanas ir... Tai ką šiandien mes parodysime tokį mini apžvalgą apie mūsų tą... Gal kas nematė to, gal ir matėt, gal kas žinot, gal nežinot, tai mūsų timo kuriamą Minecraft serverį ir... Mes dar pradedam kurti žemėlapį. Jo, ir dar... Na, karoči, tai va čia ta vieta, kurią mes pradėjom, tipo... Aja. Čia kažkur dar spawną reikia įsirengt. Jo, spawną. Viską. Tai gal einam apžiūrėt tą plotą, kur galim statyt. Na. O, pažiūrėk, kas mums už nugaros. O. Ha, išdūrėm. Mes ten jau pradėjom statyt. Jo. Čia biški toks ir surprizas buvo. Gal kam juokingas, gal kaip ne, gal kam surprise. Gal kas apsisysino iš laimės. Gerai, nes. Ir karoči, čia dabar mes parodysim, kas čia. Čia bus tokie tipo mini turgeliai, labai jų daug bus. Nu, kas buvo turgu, tai supratot. Jo, tipo, nu čia karoči mėnesį 1 litas kainuosi, tipo turėsit čia karoči, galėsit priekiauti įtemus, kokius tik norėsit, bet tai už vien tik tas turgelį mėnesį 1 litas, tai tarkim, sakykime, 10 litų 10 mėnesių. Tai va, dar vienas dalykas, tai nameliai galit išsinuomot, va čia tokie, va. Pirmą mėnesį bus kol kas jie nemokama, o po to jau bus mokama. Jo. Tai čia, nežinau, kažką banim pagal tuos tipus senovinis, nesenovinis. Jo. Kas norės, tas pasims vieną namelį. Jo. Vienas mėnuo protestavimui, kitas mėnuo pirkimui. Nu, dar kaina tiksliai nežinoma, nei vienas niekas nėra sukurta, kol kas whitelistų irgi nėra. Serveris, kada bus startuos, tai pasakysim visą informaciją. Jo, tada jau bus video padarytas. Va, da čia, va, jeigu ką nors įdomu, kas čia per namukas, tai čia paprasčiausiai bus įrengta. Tipo, čia ateinat, čia stovi žmogus, ateinat ir sako, tipo, sakai, duok man tipo sklypą. Tipo, įsiuntė SMS, jeigu gauna viskas, karoči, duodam sklypą, jeigu ne, tai ne. Jo. Ne, bet šiaip pagal viską turėtų. Aišku, vilpas galėsit pirkti, adminus, viską, ką norėsit. Jo, tik reikės permissionų sukurtų. Ai, dar jeigu norit, kad normaliai ten serveris veiktų taip toliau, tai karoči šitą. Jums tik reikės paimti telefoną ir išsiųsti SMS. Pakanka ir litų, nuo litų iki 15. Jo, jeigu norit, kad serveris ilgai laikytis taip toliau, nes vis tiek žinot. Pala, o nežinai, kiek maždaug metam kainuoja hostas? Ne. Šitą jau reikia tarti su hosteriais, ten kur VPS-us pardavinėja. Nu tai va, pakalbėk, jeigu ką, tai karočią metų mūsų sakytume ir visi būtų laimingi, aš tai manyčiau taip. Nu tai gal. Nu tai karočią dar iš šito pagalvosim. Dar galvojom gal kurti radiją. Jo, radija tai rimtas reikalas. Aišku, ne, ten ką sukurt, pažiūrė tutorial dar ką nors. Aišku, ten nebūtų, ten mokama, paprasčiausiai nemokama sukurti viskas, ten karočiai didžiai būtų. Aišku, aš nemanau, kad būčiau, nors ne... Bet licenciją reikėtų tikrai pirkti. Dėl ko? Taigi nemokamai galima. Ne, nu tai nemokamai, nenumokamai, paskiau, kai bus tasai komercinis ar kas ten ir visi, reikės pinigus mokėti. Nu, karočiai žiūrėsim. Nu, nežinau, jeigu norėsit, tai gal ir paleisiu, bet... Gerai. Nu, tai vienu žodžiu laukit tolimesnių naujienų, mes sakome jums iki. Jo, davai.